Sveiki visi. Šiandieną susitinkam tokiam gal neįvairiame video, kurio labai daug žmonės nekuria, tai bus internetinis žaidimas Mafijos karai. Esu žaidęs šį žaidimą gal 4 sezone. Dabar šio žaidimo versija yra 5.4, nelabai čia daug ką žinau. Susikūriau naują vartotoją, štai nei lygio pasikėliau nieko. Tai manau galim pradėti, iš tikrųjų nieko nežinau čia. Žinau, kad energija gali pasipildyti, reikia sportuoti, tai duoda daugiau taškų jau, bent čia kaip pasiekimai skaitosi, nežinau gal, kad greičiau lygis susikeltų. Yra, žinau, tokios dienos kaip patirties diena, va jau balsuoja žmonės, tai laukiu iš tos dienos, pasikelsiu bent lygį. Šiandienos tikslas taip susipažinti, kažką aptarti, pažiūrėti, kas čia per žaidimas, ką gero mes jame nuveiksime. Tai jo. Aukų sąrašo dar nėra, nes pirmas epizodas dar kol kas. Aukų sąrašą jau išvysite, kai kažkas paaukos šiek tiek pinigų ar kreditų. Tai jo, kaip minėjau, šiandienos tikslas pasikelti 3 lygį. Nieko nežinau čia iš viso. Sugrįžau po ilgaus pertraukos, galima sakyti. Gal kažkas čia man pradės prasimušti, nes iš vis nesusigaudau. Aišku, žinau, kaip lygį keltis, kad greičiau įsikelt žmonės puldami ir taip toliau, bet kiek žinau, galima nuo 3 lygio tai daryti. Tai jo, biškai atsiprašau už lagą, nes tikrai nėra kompiuteris iš geriausių mano. Atsiprašau ir už pašalinius garsus, kuriuos galite girdėti. Vat įgūdžiai. Iškart žinau, kai netobulinsiu savo duotojų, nes tai yra nelabai reikalinga. Kas čia? Čia naujai atsiradusiai tuos pulsime žmonės. Dar vėliau Gamailovus dėsiu, nes, sakant, dabar tingiu. Jo, futbolininkus puolam. Reikėtojam čia visus kaip bagis, kažkas panašaus. Jo, kursiu iš tikrųjų, nežinau, kas kiek dienų, gal bus kažkur, įkelsiu kas 2 dienas, nu jau kai būsiu normaliau pasiruošęs, kai jau būsiu pasikėlęs lygį, gal nufilmuosiu kai dieną tą, kokius 2 kartus tą pačią dieną gali būti, o šiandien įkelsiu gal dar vieną, pinigų nebeturim, dar taip gali būti. Tai jo, kol manau šiame pradžioje žaidime reikia, tai kokiu kreditu jaučiu, arba bent pinigų turėti ant daiktų nusipirkti. Jo, bet neturim tiek pinigų nusipirkti. Bet gavome, tai nėra bėda. Paskui už kadro pasidarysiu reketų, manau, dar lygio pasikelsiu. Patvirtinsiu Gamailą, kaip minėjau. Jo, iš labai laginam. Bet nieko. Ištveriama, taip manau yra. Gal, kai atsiras aukų sąrašų, gal norės kažkas prisidėti. Daugiau informacijos rasite aprašyme, kaip mano Skype ir dar daugiau kažko kito. Į komentarus norėčiau sulaukti, ką manot apie šios epizodus, ar verta kurti, ką reikėtų pakoreguoti, kas ne taip. Ar norėtumėt kartu kažką pakalbėti, kažką padaryti, nežinau. Iš to žaidimo linką rasite aprašyme, galėsite užsiregistruoti. Iškart sakau, kad nesiregistruokit geriau daugiau kaip 2 anketų, nes administracija gali jūsų patikrinti ir galite gauti baną. O to, manau, tikrai nenorite. Tai jau beveik 3 lygis yra. Labai puiku. Jo trūksta vėl, biškį pinigų gavome štai. O, gavome pasiekimą kažkokį. Atimsime knygas, tobulinti įgūdžius, kas čia. Ai, slaptažodį reikia užsidėti tuoj. Mes slaptažodį užsidėjau čia laikinai. Gerai bus, manau. Ir įgūdžius patobulinkime. Ir šiandienai, manau, užteks. Susipažinome biškį, aptarėme, ką veiksime, da pasportuokime, kad būtume stipresni.
ir greičiau lygis pakiltų. Tai kai žinot labiau apie šitą žaidimą, papasakokit man, būčiau labai dėkingas. Tai va, tai noriu daugiau tokių like, subscribe, komentuokit. Ir iki.